Jeigu jums ateisi augalų prekybos aikštelė, tiesiog raibsta akis nuo augalų gausos ir neaišku, ką įsigyti ir pasisodinti savo vazonus, tai šiandien aš tam čia ir esu. Parodysiu įvairiausių derinių, skirtingų stilistikų, naudojant vienmečius, naudojant daugiamečius augalus ir skirtingų spalvų ir parodysiu, kaip susikurti kompozicijas. Aš esu Lina iš modernių apželdinimo kursų Geltonas karutis ir aišku, mes turime ir onlininį seminarą apie augalų susodinimą į vazonus, tai bet kada galite pasižiūrėti, bet šiandien aš esu augalų aikštelėje Olisetoje ir noriu jums parodyti, kaip aš kuriu derinius. Prieš save jau esu pasidėjusi vieną tokį spalvinį derinį ir nuo jo pradėsiu, bet tikrai bus ir toliau. Taigi, ką aš esu pasidėjusi ir kodėl? Čia galite matyti vieną arba galima sakyti dvi spalvas, tai yra žalia, tarkim šito šuotė, bruneros tokie fantastiški lapai ir kartu yra balta. Tai yra gaura, jinai, oi, čia dar labai gražiai sužydės, dar bus daug tokių gražių ažūriškų žiedukų. Taip pat čia yra žilė Angel Wings, sidabrinė, tokia net su pūkuotais, tokiais šiek tiek lapais. Tai taip pat labai gražiai dėrės prie tokios žalios ir sidabriškai baltos. Na, brunera tai jau nėra ką sakyti, nuostabus augalas, daugiametis, tarp kitko jisai ir žydi tokiais neužmirštuolės primenančiais žiedukais pavasariu. Paskui turime tokius fantastiškus lapus ir netgi jų neėda šliužai. Tai puikus pakaitalas mūsų įprastai melsviai. Štai tokių brunerų pavėsinėje kompozicijoje aš drąsiai pridedu gerokai daugiau, vėliau jas galima bus ir persodinti tiesiog į gėlyną. Pasižiūrėkite, kokie gražūs lapai. Ir jeigu jūsų vazonas yra pavėsė, tai yra puikiausias derinys. Štai mūsų Angel Wings, angelas sparnai, šiek tiek ašuotės dėl tokio šiuolaikiškumo, dėl dinamikos, kad vėjas ją šiek tiek judintų daugiau, jeigu norisi mažesnių baltų žiedelių, štai gaura čia yra. Jeigu norisi svyrančių augalų, taip pat irgi derinkite žalius, žalia su balta, niekada nesuklysite. Va, aš taip pat suksiu labiau čia, pažiūrėkit, kaip gražiai svirs žemyn vazone, kaip gražiai atrodytų bendras derinys. Jeigu turite šiek tiek saulės, o tada aš rekomenduočiau dar įtraukti ir kosmėją. Kosmėja yra vienmetis augalas, galite ir patys iš sėklų jų užsiauginti ir galite netgi pasidauginti. O jeigu perkate augalų aikštelėje, pasižiūrėkite, kad kosmėjos kokio aukščio jos bus. Nes gali būti ir visai kompaktiškos, o gali būti jos ir gana aukštos. Priklausomai nuo to, kokio efekto jūs siekiate ir kokį vazoną jūs turite, tai taip ir pasirinksite kosmėjas savo. Tai štai pasižiūrėkite, kiek daug čia yra skirtingų augalų, bet jie kartu netgi gali puikiausiai atrodyti ir vienam dideliam vazone. Todėl, kad čia yra tik dvi spalvos, tik žalia ir balta. Na, dar galima sakyti, tokia sidabriškai balta. Būtent dėl to jie kartu tiktų, nesvarbu, kiek iš tų augalų mes pasirinktumėm, ar tik 3, ar 5, ar visus susodintumėm į pailgą vazoną, jie vis tiek nuostabiai atrodytų kartu. Na, su žalia balta tai atrodo labai paprasta, bet ką daryti, kai ateini ir kažką pamatai netikėtos spalvos. Pavyzdžiui, šiandien aš atėjau ir pamačiau štai tokį bronzinį margenį. Man labai jisai patiko. Ir dabar galvoju, ką padaryti, kad deriniai su tokiu netikėtos spalvos margeniu atrodytų gerai. Ką mes darom? Ieškom panašių spalvų. Štai ipomėjos. Va, kokia graži svyranti, bus turtingas didelis gražus lapinis augalas. Ir akivaizdu, kad jis turi tos panašios, tokios tarsi bordinės spalvos. Ką mes dar galim surasti? Ar tiks kartu tam pačiam derinį? Aišku, tiks. Jeigu mes norime žiedų, tai mes taip pat ieškome kažko giminiško. Pažiūrėkit, ką turiu. Nuostabi lantana. Jinai atrodytų tarsi labai tokia ryški ir pretenzinga, bet kartu su tais bronziniais margenio lapais štai labai gražus komplektukas.
Žinoma, reikia turėti omeny, kad lantana bus milžiniškas gražus krūmas ir štai tokio vieno augaliuko jums gali pakakti visam vazonui. O tokį vieną įsodinote, jeigu turite kantrybės, daugiau galite nieko nesodinti. Per vasarą jis bus va toks galingas ir su gausybė žiedų. Bet jeigu norite derinio, tai va štai tokie bronziniai ir panašių atspalvių lapeliai puikiausiai tam tiktų. Galima tokių atspalvių paieškoti ir daugiau. Štai pavyzdžiui irginas, ar ne? Ir štai su tais pačiais bordiniais, bronziniais lapais tiktų va toks gražus irginas, kuris irgi juk pilna žiedų ir netrukus tų žiedų bus dar daugiau. Jeigu bendras vardiklis taip pat yra ir jūsų vazono spalva, tai yra dar geriau, todėl kad kartu jie derės ypatingai gerai. Ir vazono spalva gali būti vienas iš tų atspirties taškų, kai jūs galvojate, kokią kompoziciją susikurti. Jeigu yra vazono spalva, galim ir nuo jos atsispirti. O pasižiūrėkit, kaip atrodytų dabar, jeigu aš tai tokį vazoną pasiruoščiau. Ta spalva buvo tokia bronzinė, dar ryškesnė, dar pretenzingesnė, rūdintas metalas irgi taip pat turi panašią spalvą. Tai čia jau pasižiūrėkite, tiesiog užtenka man šalia pridėti ir matosi, kaip gražiai, kaip ryškiai ir tuo pačiu subtiliai atrodytų kompozicija. Svarbiausia yra parinkti štai tokias giminiškas spalvas ir nesuklysite. Visai kitoks vazonas, visai kitoks ir derinys. Šį kartą aš atsispyriau nuo to, kad šitas vazonas yra kaip tik šaltų atspalvių, o ne tas šiltas bronzinis. O jeigu pasižiūrėtumėm taip, šaltų atspalvių vazonas, kodėlgi nepasirinkti šaltų atspalvių augalų? Štai čia aš surinkau irgi, atkreipkite dėmesį, spalva iš esmės yra ta pati. Viena labiau melsva, kita labiau violetinė, kažkur daugiau baltos, kažkur yra tamsesnė. Bet net jeigu aš pasirinku skirtingų visiškai struktūrų, aukščių, skirtingų lapelių, augalų, bet jeigu jos vienė spalva, jau automatiškai atrodo gerai. Štai čia visų pirma aš turiu didelių, gražių, vienmečių šalavijų. Bet jie nuostabiai atrodo, tikrai tos vertikalės dabar yra labai madingos ir labai atrodo šiuolaikiškai. Tai jeigu ruošiate savo vazonų kompoziciją tik šiems metams, kad žydėtų ilgai ir gražiai, tikrai puikus pasirinkimas. Be abejo, jūs visada galite į derinį, kuris augs saulės atokaitoje ir aišku, žinoma, vis pamiršit palaistyti, ten gali puikiausiai tikti levandos. Štai čia yra įdomi levandų veislė, todėl kad jos žiedynai yra tokie tarsi labai gražūs bumbuliukai. Tai jeigu norite ne savo kieme ilgus metus auginti, o tik tai 1 metams pasipuošti saulėtą savo terasą, tai paieškokite įdomesnių levandų veislių. Ar gražiai atrodytų kartu? Be abejo, aš net neabejoju. Dar vienas variantas, beje, aš čia dabar gal ir visai pakeiščiau, yra katžolė. Katžolė yra iš tų daugiamečių augalų, kurie yra tikrai patikimi, labai ilgai žydi ir juos galite auginti ir vazonuose, ir savo gėlyne. Tai štai su levandomis jie puikiausiai tinka, vietoj levandų jie puikiausiai tinka ir štai tokiame derinyje tikrai galėtų atrodyti nuostabiai. Į tokį šviesą mėgstančių, saulės atokaitą mėgstančių augalų rinkinuką aš parinkau dar taip pat ir katilėlius. Jie yra nuostabus, puikiai atrodo, galbūt ne taip ilgai turėsite juos savo vazone, bet bendram deriniui pagyvinti, ypač sezono pradžioje, puikiausiai tinka. Per tą laiką žiūrėkit, šitą katžolę išsiplės taip, kad tikrai jau to katilėlio nebereikės. Ir jūs nesistebėkite, kad aš šitokį gana siaurą vazoną prikišau tiek daug augalų. Tai yra viena iš strategijų, kurią ir jūs galite panaudoti, jeigu jūs esate nusiteikę, kad vėliau sezono metu kai kurios augalus jūs išimsite, nes jie bet kuriuo atveju plėsis. Aišku, jeigu tingite žaisti, tai galite sodinti su didesniais tarpais arba sodinti iš karto vieną augalą, bet kuris būtų labai efektingas. Pavyzdžiui, kaip šitą hortenziją. Ar ne, gražuolė? Tai tokią vieną pasisodinate ir visą sezoną jums vazonas atrodo fantastiškai. Ir tai ne vienas pasirinkimas čia. Arba štai tokią lobeliją. Galite nusipirkti jų ir po vieną ir mažiau, ir tokias mažutės ir užsiauginti, arba galite nusipirkti iš karto visą tokį ir pasisodinti į vazoną. Vienas augalas, bet jo daug
nėra blogai. Atrodo fantastiškai, tiesa. O jeigu dar spalvos, kaip jums vaizdas? Fantastiška, toks mėlynumas. Vėlgi pasižiūrėkite, šalti atspalviai, vazonas šaltų atspalvių ir augalai šaltų atspalvių atrodo kartu nuostabiai. Nebūtinai tas vienas dominuojantis augalas iš karto šiandien atrodo gerai. Galima jį pasirinkti ir truputėlį ir luktelti, kol jis užaugs. Pavyzdžiui, čia yra pelargonija kaliopė. Tarp kitko, būtent Tolisetos aikštelėje galima įsigyti štai tokių pelargonijų įvairių spalvų. Pelargonija kaliopė reiškia, kad tai yra hibridas. Tai yra ir turi svyrančių savybių, ir stačių savybių. Tai vienas toksai augalas galiausiai išaugs į nuostabų, didelį ir, kas svarbiausia, tokie dideli, pilni žiedai. Yra jų įvairiausių spalvų. Bet jeigu mes kol kas pasodiname tik tai vieną ir dar truputį turime palaukti, kol jinai užsipildys, kol jinai bus dar didesnė, tai mes šalia visada galim, man atrodo, tinkantis prie visko augalas yra ašuotė. Tai šalia pasisodinę jų mes galime tam kartu išpildyti vazoną, kad neatrodytų ta pelargonija tokia vieniša. Čia tuoj bus fantastiškai toks didelis pilnas žiedų vazonas. Kad būtų įdomiau, pasirinkau dabar naujam deriniui ne tik kitas spalvos, bet ir kitokį vazoną. O kągi daryti, jeigu mes turime lovelį? Taip, tai yra du pagrindiniai būdai, kaip mes galim sukomponuoti augalus lovelėje. Aišku, aš pasirinkau vėl vieną kažkokią tai giminingą spalvą. Pavyzdžiui, sundavilės yra nuostabios, jos užaugs gerokai didesni augalai. Galbūt šitas lovelis būtų jiems ir per mažas, bet jeigu vėliau planuojame persodinti, tai irgi tiktų. Noriu tiesiog patį principą parodyti. Tai vienas būdas yra toksai, kad mes augalus tiesiog sodinam atsikartojančiai. Tai vienodais tarpais, kažkokį pasirenkam ritmą. Pavyzdžiui, vėlgi mano mylimos ašuotės, kurios visada vazonuose atrodo gerai. Tai štai ir mes pasodintumėm vieną ašuotę, vieną sundavilę, vėl vieną ašuotę, opapai, kokios gražios jos kasas, ir vieną sundavilę ir vėl vieną ašuotę. Kodėl aš tos vazonėlius taip susistatau? Ogi todėl, kad prieš sodindama visada taip darau. Visų pirma, nepuolu sodinti, o visų pirma pačius vazonėlius susistatau. Pasižiūriu, ar man patinka, ar man atrodo gražu ir tik tada, kai jau nusprendžiau, tik tada susodinsiu. Taigi, vienas iš tų būdų daryti tiesiog labai aiškų ritmą. Labai paprasta. Ta patį galiu parodyti ir su kitu deriniu. Tas pats principas ir vėl giminiškos spalvos. Šitos labai tokios smagios gėlytės, jos yra kaip krūminės krizantemos, krizantemų giminės. Štai ką mes padarom, vėlgi ritmas. Viena, antra, čia jos maželesnės, gali ir daugiau tilpti, tuoj, kad žiedų daugiau būtų. Ir aš jas suderinsiu su alūnėmis. Alūnės yra nuostabus, fantastiškas augalas, o čia dar tokia spalva, lapelė tokia sidabriška. Ir šiek tiek turi tos bordinės, tokios nuostabi. Ir štai tokia puikiausiai tiktų kažkokiam industriniam rajone, balkone, kažkur tai prie metalo, prie tokio, kur to šaltį norim, tokį gaivą parodyti. Alūnės puikiausiai auga ir pavėsyje, taigi šiuo atveju mes kartu sodiname saulę mėgstančius su pavėsį toleruojančiais augalais, bet jeigu mes užtikrinsime pakankamai drėgmės, šitas derinys atrodys nuostabiai, ilgai ir gražiai. Ir kadangi alūnės yra daugiametis augalas, tai drąsiai po to galėsite persodinti į gėlyną. Na štai, pažiūrėkite, toks akmens šaltumo vazonas ir su štai tokiu deriniu tikrai atrodo nestandartiškai. Vėlgi pritaikime ritmą, ar ne? Kas antras augalas, ritmas labai aiškus, labai paprastas, bet kadangi mūsų spalvos yra suderintos ir kartu su vazonu, tai atrodo gerai, tiesa? Žinoma, galima visada ir padžiazuoti. Svarbiausia, kad mūsų spalvos tarpusavėje gražiai atrodytų. Žiūrėkit, aš pakeičiau alūnę į kitą, kurios lapai yra tokie bordiniai. Bet jie lygiai taip pat gražiai dera su šitomis gėlėmis ir žiūrėkit, koks nuostabus derinys. Taigi drąsiai galite keisti, o ypač kai alūnių lapų spalvų yra tokia didelė įvairovė, tai jūs visada rasite, kas jums tiktų. Ritmiškas susodinimas nėra vienintelis būdas, kaip mes galime sodinti augalus lovelėje. Jeigu norime daugiau dinamikos, pažaiskim truputėlį su aukščiais. Netrukus parodysiu kaip.
Galima daryti tam tikras bangas ir tą ritmą tokį banguojantį susodinti, bet galima ir atsižvelgti į tai, iš kurios vietos mes labiausiai žiūrėsime į tą lovelį arba į tą vazoną. Jeigu mes turime skirtingų aukščių augalus, pavyzdžiui, šiuo atveju aš turiu kleomę. Yra puikus vienmetis augalas, toksai ažūriškas, tikrai tiks šiuolaikinio dizaino kažkokiai terasai. Ir jisai žydi praktiškai visą vasarą. Puikus augalas, šiuo atveju jis yra mūsų aukščiausias, taigi mes nuo jo pradedame sodinti ir sodinsime jį pačiame gale, tam, kad jį galėtume mes labai gerai matyti, ar ne? Tada aš dedu į priekį augalą, kuris yra žemesnis, šiuo atveju tai yra euforbija, karpažolė. Štai toksai, sakyčiau, egzotiškos išvaizdos augalas. Pastebėt, aš vėlgi naudoju tas pačias spalvas, ar ne, kad jos būtų giminiškos. Ir tada į priekį mes dedame fantastišką kosmėją. Šios veislė yra šiek tiek tokia žemesnė, kompaktiškesnė, tuo apsipils labai daug žiedų. Tai mes turime aukščiausią augalą, kuris turi daug žiedų. Tada vidutinio aukščio tokį, kuris yra šiek tiek ramesnės tokios išvaizdos. Ir mes tada turime kosmėją, kuri bus apsipilusi tokiais rausvais žiedais. Nu ir atspėkit, ko mes čia turime ieškoti? Aišku, dar žemesnio augalo. Šiuo atveju galim įdėti ir alūnę. Na štai, ir mūsų derinukas jau padarytas. Turime nuo aukščiausio į žemiausią. Tai reiškia, kad žmogus sėdi terasėje ten gale ir mato visus 4 augalus iš eilės. Visus šitos augalus galite rasti Olisevičiaus augalų aikštelėse. Na dabar komentare parašykite, kuris iš jų jums labiausiai patiko arba kuris derinys jums labiausiai patiko. Ačiū, kad žiūrėjote, susitiksim šitam YouTube kanale.